Svarstyklės. Pilnatis Avino ženkle spalio 17 dieną jums įvyks 7 name ir iš tikrųjų aš nežinau net kaip pasakyti, bet tai ši pilnatis jums iš tikrųjų bus kulminacinė, labai svarbi, kadangi tai paskutinė pilnatis Avino ženkle ir jinai apšvies viską jūsų santykiuose, nes karminius mazgus jūsų ženkle ir Avino ženkle jūs dar turėsite iki sausio mėnesio kitų metų, bet tai jau tokie kulminaciniai momentai ir iš tikrųjų šita užduotis buvo įsiaiškinti 1,5 metų. Mes visi aiškinomės tą svarstyklių svertų balansą tarp savęs ir santykių ir toksai buvo intensyvus, sakykime, darbas suprasti, kiek mes duodam kitiems ir kiek mes gaunam atgal, ar lygios tos svarstyklės. Ir štai šitas laikas bus jums, kadangi jis emociškai bus labai įtemptas. Jaunatis spalio 2 dieną buvo būtent jūsų ženkle ir mėnulis iš karminio saulės užtemimo ir jaunaties jūsų ženkle užaugo į pilnatį. Ir dabar pas jūs toksai momentas Hamleto būti ar nebūti, ar būti tiems santykiams ar nebūti, jums iš tikrųjų tai bus toks pagrindinis iššūkis per šią pilnatį ir kadangi energijos labai įtemptos, itin įtemptos, o jūs greičiausiai jautriai jas reaguosit ir emocijos bus tokios stipresnės. Prisiminkit, kad 24 ir 25 laipsniai Avino yra skatinantys veikti, bet tik gerai apgalvojus. Dėl to koks sprendimas nebebūtų, nes niekada nereikia laikyti, saugoti ir puoselėti tų santykių, kurie tikrai jau senai numirė, kurie neveikia jie abi pusės, o jūs turite laikyti savo fokusą ties savo partnerių gerovę ir apleisti save, o svarstyklės iš tikrųjų, kadangi jūsų ženkle griežtoji karmos planeta, teisingumo laiko valdovas Saturnas egzaltacijoje, tai reiškia, kad jisai sustiprina jūsų teisingumo jausmą ir jūs tikrai viduj labai gerai žinot, kaip yra teisinga ir kaip ne. Ir jūs dažnai kaltina, kad jūs nesugebat priimti sprendimo, bet jūsų misija ir nėra priiminėti sprendimus. Jūsų stiprybė yra tame, kad jūs tobulai sugebat rasti tą vidurį aukso tarp dviejų pusių, sujungti dvi prieštaringas labai pusės ir čia jūsų stiprybė yra, kad jūs atrodo nesuderinamus visiškai dalykus sugebat suderinti. Ir čia iš tikrųjų tas momentas, į kurį reikia remtis šiuo metu, jūs žinot viduj, kaip reikia teisingai pasielgti. Ir jūs labai retai patys priimat sprendimą nutraukti santykius, nebent jie iš tikrųjų jau yra labai toksiški, labai sekinantis. Pas jūs šiuo metu gali kilti tokia labiau mintis suktis apie tai, ar tai, ko aš svajoju ir noriu, mano partneriui rūpi, ar tai taip ir liks visą gyvenimą tik mano svajonė. Ar aš, nes Avino energija jumise iškels klausimus, o kas aš esu, o ko aš noriu iš tikrųjų, jeigu aš ir šituose santykiuose, ko noriu aš, pirmiausia apie mane dabar. Ir tas impulsyvumas iš tikrųjų, jisai nereikalingas. Ir jūs, ko gero, žinot, kaip save nuo to apsaugot, bet šitą klausimą savo užduot būtinai reikia. Ir tie patys laipsniai pilnaties sako, kad veikit, gerai apgalvoja. Ir jūsų klausimas bus, o kas apie mane ir mano
norus, mano planus, kaip į tai žiūri mano partneris. Ar aš tik tais turiu viską daryti apie tai, ko reikia kitiems, o ne savo. Ir va čia va toksai ta įtampa labai stipriai gali emociškai sprogti. Nepriimkit šito sprendimo, tuo labiau, kad kažkiek tai gali būti susiję ir su finansais. Todėl, kad Merkurijus spalio 13 dieną prieš pat pilnatį, jisai jūsų ženklui, svarstyklėms, jisai pereina iš jūsų ženklo, kur jisai buvo Merkurijus, į Skorpioną, bet antram name. Ir jūsų antram name Merkurijus visą jūsų dėmesį nuo spalio 13, galbūt net kelias dienas anksčiau, pasiims į jūsų finansus. Jūs veiks, jūsų mintis bus paskendę jūsų piniginėse reikaluose. Tai yra antras namas, paveiks ir 8 atitinkamai. Tai bus apie tai, kiek aš uždirbu, kokia mano savivertė yra, nes antras namas dar ir savivertė. Skorpionas transformuojantis ženklas, emocijos ir mintys gali būti sunkios labai apie tai ir gali priversti jūs imtis kažkokių sprendimų, kažką keisti tose temose susijusiose su jūsų finansais arba su jūsų, sakykime, 8 namas, tai yra kreditai, tai yra taip pat investicijos. Tai yra visokios socialinės pašalpos ir dar iš tikrųjų tai bus tokia tamsesnė energija ir kažkokiuose, sakykime, aistringose santykiuose. Žodžiu, jums labai galva stipriai veiks apie pinigus, apie santykius. Galbūt tai bus susiję, kad jūsų santykiai yra susiję su finansais ir irgi pilnatis apšvies, pilnatis yra kulminacija. Prisiminkit balandžio pradžią, prisiminkit, kokios idėjos jūs aplankė tada, kokios mintys, ką jūs pasėjote per jaunatį Avine. Ir iš tikrųjų jūs pamatysit, kur jūs per tuos 6 mėnesius atėjot. Ir tai bus toksai iš tikrųjų labai geras indikatorius, kad suprastumėt, ar viskas taip pat pakibę, kaip ir kažkada buvo, ir galbūt jūs balandį turėjot kažkokių minčių kažką keisti, bet viskas taip ir pasiliko. Tai iš tikrųjų apie tai bus ta pilnatis, o tuo labiau, kad Venera per pilnatį spalio 17 jinai keis ženklą ir pateks į jūsų 3 namą, 4 namą, atsiprašau, o tai reiškia, kad pas jūs gali užeiti impulsyvus noras savo kažkokias nelabai malonias emocijas ir mintis nuslopinti kažkokiais labai gražiais daiktais, brangiais savo namų dekoracijoms. Nes 4 namas, tai jis yra namai, kur mes gyvenam, ir Venera ten atneš kažkokių tai naujovių. Galit užsinorėti šaulys, tai Venera su šauliu, gal užsinorėsit pasistatyti priestatą, galbūt praplėsti namus, pakeisti tiesiog visą dizainą namuose. Ir tai yra gerai ir veikit. Ravino energija sako, jeigu tai bus jūsų pagrindinė tema, o ne santykiai, tai labai gerai, jūs tai darykit, bet tik tais labai gerai prieš tai apgalvokit, viską suskaičiuokit, ir pinigus, ir galimas investicijas į tą namą. Ir jūsų ta Venera į 4 namą ateinant, jinai kažkokias atneš galimybės tenais, tik yra vienas bet. Kadangi jūsų pilnatis vyksta 7 name ir tas santykių klausimas bus pats pagrindinis, pilnatis apšvies būtent tai, dar prisidės prie to pinigų energija, o šaulys tai iš tikrųjų yra nepriklausomybė. Ir
toks gali atsirasti pas jūs didesnis noras įsilaisvinti į santykių, nes šaulys nepriklausomas, jis nemėgsta būti, jis laisvas, jis nemėgsta būti pririštas, jis nemėgsta primestų jam kažkokių taisyklių ir jūs galite keisti taisyklės namuose, kaip viskas veikia, kad galbūt į jūs reikėtų daugiau įsiklausyti. Žiūrėkit, iš tikrųjų, ką apšvies pilnatis, tai bus labai ryški šviesa ir jinai tikrai parodys jums, kur reikia pasidarbuoti. Merkurijus Skorpione jums antram name gali tiesiog paversti tokius pergalvojimus, o tai prasidės dar prieš pilnatį, dėl to jūs būsite išvargę jai prasidėjus ir tos emocijos gali tapti nevaldomos. Dėl to susitvarkykit su visu tuom, žinokit, kad tai veikia dėl šių priežasčių, kurias aš jums papasakojau, ir žinokit, kad jūs galite ir sprendimus priimti labai sėkmingai, tiesiog jūs mokat suderinti tarpusavyje blogus su gerais, rasti aukso vidurį. Pamatykit, kas vyksta, priiminėkit sprendimus, apgalvoję gerai ir iš tikrųjų aš jums labai linkiu praeiti šitą laikotarpį kuo ramiau. Emocijos bus sunkios greičiausiai, santykiuose gali kilti ir konfliktų ir taip pat ir dėl tų pačių finansų. Tiesiog duokit savo truputėlį laiko. Lapkričio 3 Merkurijus išeis iš jūsų antro namo, išeis iš Skorpiono ir jūs pradėsit galvoti tada apie kitus dalykus. Tai truks ne taip ilgai. Ruduo iš tikrųjų, visas ruduo sunkus. Jums aš esu tikra, kad tai buvo ne patys lengviausi metai ir tuoj karminiai mazgai pajudės iš jūsų ženklo į kitus, į žuvų ir mergelių. Tiesiog tie karminiai mazgai išeis iš pagrindinių jūsų namų, iš 1 ir 7 iš jūsų Raveno, bet pereis į kitus ženklus. Ir tie karminiai mazgai, kadangi jie jūsų ženklė, dėl to aš būtent jums apie tai ir papasakoju, karminiai mazgai turi labai keistą savybę. Visos planetos juda vieną kryptimį, pagal taisyklės, kaip viskas turėtų gyvenime vystytis, o karminiai mazgai juda priešingą kryptimį. Dėl to ironija, nes iš Avino energijos mazgas iš 1 namo pereis į 12 ir ten tada reikės apgalvoti, ką mes padarėm per šitą visą laiką. Tai būtent karminiai mazgai taip veikia, kad mes pirmiausiai padarom, o paskui visą tai apmastom. Ir tai visuomet yra susiję ir jie niekada nesibaigia. Jie gal labiau jaučiasi tose kaip aš elgiuosi santykiuose, kas aš esu santykiuose. Tiek jums, tiek Avinui buvo šios temos besikeičiant aktualios. Kažkam pasibaigė santykiai per šitą laikotarpį, kažkam prasidėjo, bet iš tikrųjų supraskit, kad viskas gyvenime ir tie sunkiausi momentai, viskas vyksta su priežastim. Beje, dar Saturno viena įtaka jūsų būtent ženklui svarstyklės yra labai svarbi todėl, kad jūs labai ilgai nepasenstat. Ir jūs savo potencialą atskleidžiat antroji gyvenimo pusėje, kaip taisyklė, nes Saturnas ilgai jūs išbando, moko taisyklių gyvenimo ir jūs iš tikrųjų sužydėt, turbūt kaip joks kitas ženklas, būtent antroji gyvenimo pusėje. Dėl to kokios idėjos nebeteitų į galvą, kokios sunkios mintis dabar nebebūtų, žinokit, kad viskas prieš akį. Ir aš jums tikrai to linkiu, niekada nepasiduot svarstyklės. Man jūs esat labai artimos, mano net 4 planetos yra šitam ženkle, dėl to viskas, kas vyksta su svarstyklėmis, man yra labai aktualu, mane tai irgi liečia, beveik taip pat kaip šio ženklo atstovą. Ir iš tikrųjų, aš linkiu jums
stiprybės, teisingumo aš jums nelinkėsiu, jūs jo turit daugiau negu reikia ir gero jums laiko, nepasiduokit savo sunkioms mintims ir sunkioms energijoms, tikėkit, kad viskas, kas jūs išbando, tiesiog veda jūs į tobulėjimą. Ir ačiū, kad žiūrėjot ir iki.